kiekvienais iš mūsų. Mes esame piliečiai savo valstybės ir tai nėra specifiniai duomenys, tai yra duomenys, kurie yra svarbus darant savo rinkiminius pasirinkimus ir panašiai. Tai tokia logika mes ir vadovaujamės. Iš principo norėčiau pabrėžti, Povilas dabar išbėgo, bet aš matau, kad yra nemažai jaunų žmonių auditorijai. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį į tai, ką Povilas Poderskis sakė iš Vilniaus miesto savivaldybės dėl Code for Vilnius. Jeigu esate Vilniečiai ir ne Vilniečiai, turėkite omeny, kad tikrai aš pats buvau tam susitikime, mes buvom ten apie 40 žmonių. Esmė yra tokia, kad Povilas pastarosius keletą mėnesių leido tos duomenys, leido, bet realybė buvo tokia, kad nelabai daug kas juos ėmė ir naudojo. Tai buvo ir tokių frustracinių momentų jam kartais. Tai dabar tai yra puikia galimybė tiek Vilniaus miesto savivaldybei, tiek mums visiems burtis į bendruomenės, imti tos duomenys ir kartu, neskiriant per daug laiko, ten 2-3 valandas į 2 savaitės, padaryti vieną kitą gerą darbą su tais duomenim savo miestui. Tai tikrai skatinu tiem, kas galbūt svarstytų, ką nors nuveikti su tokio pobūdžio duomenim, jungtis į tą bendruomenę, parašykit, ateikit, patiks, nepatiks. Viena vertus, antra vertus, dėkojant jau už jūsų 10-15 minučių, noriu pakviesti, jeigu domina tai, ką mes darom, ir jeigu turit kažkokių konkrečių, kažkokią konkrečią mintį, ką būtų galima nuveikti su tokio pobūdžio duomenim ir tokio pobūdžio įrankiais, taip pat skatinu, parašykit mums, bet kam iš organizacijos, mes esame maži, į info@transparency.lt arba karolis@transparency.lt. Tai gal tiek, tikriausiai, galbūt klausimų kažkokių turite iš karto. Gerai, čia yra... Aha, prašau. Kilo kokia idėja apskritai? Idėja, apie kurį įrankį šnekat ar apskritai apie tokio pobūdžio darbą? Savyje visi susiję, dėl tos korupcijos tokios milžiniškos valstybėje ir dėl ko? Matot, aš kaip ir sakiau, mes esame labai nedidelė organizacija. Ir labai dažnai tą Transparency International žmonės maišo arba suvokia kažką panašaus į specialiųjų tyrimų tarnybą. Mes neturim tokios pretenzijos niekada kažkaip gaudyti, sekti, žiūrėti ir apskritai, kai šnekame viešumoje, labai aiškiai pasisakome prieš baudžiamąjį persekiojimą ir kad tai yra sprendimas. Labai dažnai mūsų mentalitetas Lietuvoje diktuoja tokį baudžiamojo persekiojimo mentalitetą, bet realybė yra tokia, kad neturim tiek kalėjimų, kad visus juos susitintumėm. Tai kažkaip reikia kitų priemonių imtis, kadangi mes esame maži, tai yra aiškus mažos investicijos, tarkim, su ta pačia stinga.info. Mums tai kainavo kelis tūkstančius eurų, mes turime tikrai didžiulį poveikį su šituo įrankiu. Tai mes tiesiog žiūrime savo kaštus, patys esame, kadangi pasauliniam tinkle žinom gerasias praktikas iš viso pasaulio ir nebejojom, kad čia yra, aš net nebejoju, ne 1% netimčiau iš 100, kad tai yra tikrai ateitis ir klausimas tik tai, kada mes pradėsim tos duomenys teikti ir kada mūsų bendruomenė susikurs ir bus daugiau tokių organizacijų kaip mes, o ne ar tokių bus. Karolis puikiai apibendrino pirmosios sesijos mūsų rezultatus ir mes spartuoliškai šiandien turime tokias sesijas, nes daug dar pranešimų laukia, tai susitinkame po pertraukos 11 val.